Šiandien noriu sureaguoti į ministro Olekos klausimą, kad teiginį, kad jis jokių būdų negali atsistatyti, tai būtų politinė klaida. Žinoma, ponas Olekai, tai būtų didžiulė klaida, nes Nota-Bene firma susikūrė ir veikia ne vakar. Štai aš atsiverčiu 2009 metų ir paskesnių metų suvestines ir galiu žiūrovams greitakalbę perskaityti visus jų pirkimus. O kas tuo metu Lietuvoje valdė? Argi ne konservatoriai? Bet gal jie paskaičiavo. Gal buvo pirkimai adekvatų, sąžiningi. Pradėkime. Lietuvos kriminalinės policijos biuras už 11 000 perka garso įrašymo techniką. Čia 9 metais. Toliau jau antras pirkimas šoktelna. Lietuvos kariuomeniai naujų padangų už 253 000 eurų. Nota-Bene? Vis ta pati Nota-Bene. Ir jos veikla plečiasi ir jos paslaugų reikia vis didesniam ir didesniam skaičiui valstybinių įstaigų. Štai Lietuvos geležinkeliai pradeda pirkti asmeninės apsaugos priemonės už menką sumelę 1300. Bet čia prisideda Lietuvos kariuomenė. Ji perka jūrinių konteinerių už 66 000. Po to dar oro transporto priemonių už 60 000. Neatsilieka Lietuvos geležinkeliai, kvėpavimo takų apsaugos priemonių nusipirka už 9 000. Čia viskas Nota-Bene? Nota-Bene parduoda taip pat darbo rūbų Lietuvos geležinkeliam už 10 000. Palapinių prireikė sveikatos apsaugos ministerijai, Nota-Bene, prašom, jas pateikė. Vilniaus Gedimino technikos universitetas prireikė jiems laboratorinės įrangos už 8 000 nusipirko. Argi čia sumos? Iš Nota-Bene? Iš Nota-Bene Lietuvos elektriniai taip pat nusipirko individualių apsaugos priemonių sistemų už 7 000. Geležinkeliai vėl jiems prireikė apsaugos priemonių ir štai už 1800 jie jų nusipirko. Tai viską Nota-Bene? Nota-Bene taip pat pardavė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai už 93 000 dujų baterijų. Vėl Lietuvos kariuomenė naujos padangos už 31, 33, 75 000. O nebuvo kainos per didelės tų padangų, niekas nepatikrino. Tuo metu valdžioje rodos buvo konservatoriai, jie viską nuodugniai tikrino. Toliau važiuojame. Vilniaus troleibusų parkas darbinių pirštinių už 3,5 eurų nusipirko. Lietuvos kariuomeniai prireikė lauko virtuvių įrangos už 58 000. O kelinči čia metai? 2009, 11 mėnesio, 03 diena. O kiek iš viso pirkimų ta Nota-Bene padarė? Tai labai daug, aš jums galėčiau susakyti visas sumas ir kiek pirkimų ir taip toliau. Bet gal žiūrovom įdomu, kaip valstybinė įmonė Visagino energija darbo drabužių nusipirko už 98 000 11 metais. Tais pačiais 11 metais, 11 mėnesį vėl Lietuvos oro uostai, orlaivių elektrinės, elektros maitinimų šaltinių prisipirko. Toliau vėl Gedimino technikos universitetas, bet čia menka sumelė 2800. Lietuvos geležinkeliai vėl už porą tūkstančių. Lietuvos geležinkeliai vėl už 3 000. Vilniaus Gedimino technikos universitetas už 19 000 vėl laboratorinės įrangos. Paskui programinės įrangos, paskui Klaipėdos universitetas surado gerą tiekėją. Programinė įranga irgi iš Nota-Bene? Nu, kodėlgi ne? Klaipėdos universitetas įsigijo, pavyzdžiui, povandeninės filmavimo kamerų už 42 000. Vėl Gedimino technikos universitetui prireikė laboratorinės įrangos. Nusipirko papildomai už 8 000. O čia kada? Čia 11 metų 9 mėnesį. Bet populiariausias pirkinys yra darbo pirštinės ir kažkodėl programinė įranga iš jo eina. Dėl programinės įrangos pašnekėsime apie kitus pardavėjus. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija povandeninį robotą nusipirko už 86 800. Iš Nota-Bene? Iš Nota-Bene. Nepermokėjo už robotą? Patikrino kas nors? Niekas šitų pirkimų netikrina. Aš jums minėjau, kad viešųjų pirkimų tarnyba turi galimybę patikrinti tik 2-3 procentus pirkimų. Sistema garantuoja,
kad dauguma pirkimų niekada nebus patikrintas. Viešųjų pirkimų sistema, įsidėmėkite, garantuoja įteisintą biudžeto išpumpavimą į privačias rankas. Tai yra viešųjų pirkimų sistemos paskirtis. Dokumentai, konkursai, susitarimai, techninės specifikacijos, viskas sutvarkoma iš anksto, įteikiama ministerijoms, ministerijos jas patvirtina ir perka iš tų, iš kurių reikia pirkti. Iš kurių nereikia, iš tų nenusiperka. Patikrinti viso to yra neįmanoma, nes tai buvo sumastyta. Toliau tęsiu sąrašą. Alytaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Skenuojančio sonaro pirkimas už 48 000. Jeigu specialistai arba ekspertai žino, kas tai yra, jie gali lengvai pasitikrinti kainas. Toliau. Uždaroji akcinė bendrovė Litesko asmeninių apsaugos priemonių nusipirko už 12 000. Vėl Litesko už 28 000. Vėl Lietuvos kariuomenė už 56 000. Šį kartą buvo parduotos lauko uniformos. O ne per brangiai? Aš negaliu jums atsakyti, kadangi tai dykumų lauko uniformos. Aš ne karys, netiekėjas. Aš žinau tik vieną dalyką. Balzako tėvas prasigyveno iš tiekimo Napoleono kariuomenė. Tai šiandien daug rašytojų prasigyvens, jeigu jie įsitaisys tiekėjais. Ir šiaip jūs man netrukdykite, aš tęsiu labai įdomų sąrašą. Kalėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 12 metais už 310 000 nusipirko radio ryšio slopinimo įrangos. Toliau didesnius pavardinsiu pirkimus. Už 23 000 Klaipėdos universitetas povandeninių objektų observacijų aparatą nusipirko. Vilniaus Gedimino technikos universitetas vėl programinės įrangos už 25 000 nusipirko. Klaipėdos nafta specialiųjų drabužių už 108 000. Čia viską Notabene? Notabene taip pat pardavė Lietuvos kariuomenės logistikos valdybai meteorologinį komplektą už 106 000. Žuvininkystės tarnyba pirko iš Notabene ungurių už 320 000. Kokių ungurių? Reiktų įeiti į pirkimą ir pažiūrėti, kokie tai yra unguriai, kur jie gyvena. 320 000? Taip, 2013 metų 3 mėnesio 08 dieną 320 302,36 eurų. O kiek ungurių nupirko? Kreipkitės į žuvininkystės tarnybą, galės suskaičiuos, galės dar neišdvėsi arba neparduoti. Jo, po ungurių pirkimo firma Notabene valstybiniai maisto veterinarijos tarnybai pasiūlė maisto ir veterinarijos kontrolė atlikti reikalingų priemonių už 44 000 eurų. Fantastiška firma Notabene, ko jie tik tai neturi. Tai va, toliau, aplinkos apsaugos agentūrai, amfibija, taip, automobilių mėginių paėmimo 8-račių visureigio amfibijos viešasis pirkimas. Visiškai teisingai, už 30 000 eurų. Toliau, valstybiniai kelių transporto inspekcijai prie susisiekimo ministerijai už 48 000. Mobilių automobilinio ašinio svėrimo svarstyklės pardavė. Notabene. Notabene. Vėl įsijungė pirkimus Lietuvos kariuomenė. Ji tiesiog be Notabene būtų paralyžuota. Manau, kad karo atveju reiktų pirmiausiai saugoti Notabene, nes visus partizanus jie aprūpintų unguriais, svarstyklėm, darbo drabužiais. Tai štai, Lietuvos kariuomenė 12 metais už 378 000 nusipirko mobilų elektros generatorių orlaiviui. Tuoj pat, reiškia, tą pačią dieną už 117 000 vėl kažkodėl generatorių. Čia labai įdomu, čia reiktų pasižiūrėti, kaip čia per vieną sutartį iš karto 2 generatoriai pirkti. Už savaitės 12 metų 11 mėnesio 29 dieną už 13 000 nusipirko skraidančiojo personalo striukių. Toliau
Klaipėdos apskrities priešgaisrinį gelbėjimo valdybai notabene perdavė gelbėjimo technikos ir komplektuojamos įrankos už 86 tūkstančius. Notabene. Taip. Ta pačia diena, ta pačia sutartimi dar už 90 tūkstančių tos pačios įrangos papildomai. Ai, neužteko tada? Neužteko, tai vat, yra dvi sumos, 86 tūkstančiai plus 90 tūkstančių. Nes dažnai sutarty, aš paskui komentuosiu, kaip Lietuvos geležinkeliai perka advokatų paslaugas. Visai neseniai nusipirko už 800 tūkstančių eurų ir sutarty pažymėta, kad jeigu šitos sumos nepakaks, leidžiama nusipirkti, bet nebrangiau. Dar papildomai tų paslaugų, bet čia jau eisime vėliau. Dabar Lietuvos kariuomenė gavo 12 metų 11 mėnesį ugniagesių aprangos už 19 tūkstančių. Klaipėdos valstybinė kolegija irgi pasiėmė tiekėjus notabene ir nusipirko laboratorinės įrangos už 87 tūkstančius. Lietuvos kariuomenė, kadangi mes labai norim gintis. Dar pradėk nuo Lietuvos kariuomenės. Palauk sekundę. Gerai. Lietuvos kariuomenė vėl pritrūko lauko uniformų pirštinių. Pirštinių nusipirko už 414 tūkstančių. Toliau. Viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimų institutas. Programinės įrangos nusipirko už 12 tūkstančių 13 metais. Pakeliui vis perka Lietuvos geležinkeliai. Tai apsaugos priemonės, tai prietaisus ultragarsinius betono kokybei matuoti, bet kadangi sumos labai menkutės, po 6, po 2 tūkstančius, tai aš jų net ir neminėsiu. Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba nusipirko dujų analizatorių už 21 tūkstantį. Vėl Lietuvos kariuomenė įsigijo palapinių su priklausančiais įrengimais už 114 tūkstančių. Vilniaus Gedimino technikos universitetas už 15 tūkstančių laboratorinės įrangos papildomai nusipirko. Dar papildomai nusipirko laboratorinės įrangos, tas pats Gedimino technikos universitetas už 18 tūkstančių. Kauno technologijos universitetas už 83 tūkstančius nusipirko aerodinaminį vamzdį. Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba už 191 tūkstantį eurų apsauginės ugniagesių aprangą. Uždaroji akcinė bendroji Vilniaus vandenys. Suspausto oro kvėpavimo aparatų pirkimas. Nusipirko tų aparatų už 70 088 eurus. Toliau, valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos. Už 144 tūkstančius eurų nusipirko projektą Saugus keliai tarp valstybinis Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas siekiant gerinti gyventojų ir aplinkos apsaugą. Tai notabene ir projektus parduoda? Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? O ne per brangiai sumokėjo ministerija susisiekimo? Viskas gerai. Aš manau, kad visi šitie išvardinti pirkimai yra skaidrūs. Neskaidrus tik tas, kur šaukštai. Neskaidrus tik tai yra šaukštai ir todėl čia tokia nesąmonė sukelta sisteminės žiniasklaidos, nes sisteminė žiniasklaida niekaip nesurado, kaip pasidomėti kitais pirkimais. Na, pažiūrėkime dar stambesnių sumų. Lietuvos kariuomenė 14 metais. Kągi už 48 tūkstančius pirko orlaivių hidravimo įrenginį, orlaivių pašildymo įrenginį ir hidraulinį teleskopinį krautuvą. Viskas čia tvarkoj. Kiek aš nusimanau, kaina atitinka. Kaina atitinka. Dabar Vilniaus teritorinė muitinė nusipirko už 34 tūkstančius fibroskopų. Iš notabene. Taip. O prieš tai Klaipėdos teritorinė muitinė tų pačių fibroskopų. Iš notabene. Iš notabene už 34 tūkstančius. Toliau Klaipėdos technologijos universitetas už 57 tūkstančius laboratorinės įrangos. Ar yra kokia nors prekė, kurios notabene negalėtų pasiūlyti?
Aš manau, kad Notabenė gali pasiūlyti daug gerų kainų, užtinkamą kainą. Už tai jos paslaugomis naudojosi daugybė čia vardyjamų institucijų. Pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenė 13 metais nusipirko 122 tūkstančius įrenginių priedams į aviacinius degalus įterpti. Jeigu jums labai įdomu, aš jums galiu atidaryti sutartį ir jūs sužinosit, kokie tie įrenginiai. Bet aš tęsiu savo sąrašą. Akcinė bendrovė Lesto vėl nusipirko darbo drabužių už 162 tūkstančius. Vėl valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos nusipirko svarstyklių. Atrodo, jau kartą pirko tas svarstyklės. Bet gal jos sugedo. 103 tūkstančiai eurų vėl padėta svarstyklėms. Na ir gerai. Važiuojam toliau. Čia vis po 14-28 tūkstančius. Man visai neįdomu. Ignalinos įmonės, valstybinė įmonė Ignalinos atominė elektrinė. Pirštinių nusipirko už 30 tūkstančių eurų 14 metais 11 mėnesį. Už 3 dienų valstybinė įmonė Lietuvos oro uostai nusipirko kabelio vežimėlio remontui labai gerai. Iš Notabenė? Iš Notabenė už 5 tūkstančius. O Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba už 243 tūkstančius eurų nusipirko vidutinės klasės gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilį su dviguba kabina. Iš Notabenė? Iš Notabenė. Jeigu netikit ir norit patikrinti kainą, prašau, kreipkitės į Klaipėdos apskrities priešgaisrinę valdybą. Toliau 15 metai. 15 metai labai menkutės sumos, po 4, po 6, po 8 tūkstančius, po 20 tūkstančių. Taip, viešojo saugumo tarnyba prie vidaus reikalų ministerijos nusipirko liemenių už 20 tūkstančių. Liemenių sudėklas ir kuprinė pirkimas. Toliau 853 tūkstančiai. Lauko batai, čia Lietuvos kariuomeniai. 853 tūkstančiai. Vienkartinių respiratorių už 11 tūkstančių valstybinė įmonė Ignalinos atominė elektrinė. Lietuvos kariuomenė antklodžių nusipirko už 16 tūkstančių. Akcinė bendrovė Lesto padaro 3 pirkimus. Notabenė? Taip, miško pjovėjų batai. 4 tūkstančiai, 30 tūkstančių ir 32 tūkstančiai atitinkamai. Žuvininkystės tarnyba jau pardavusi anuos ungurius vėl užpirko ungurių ant 66 tūkstančių eurų. Kas čia su tais unguriais dedasi? Toliau, valstybinė įmonė Ignalinos atominė elektrinė apatinių drabužių nusipirko už 24 tūkstančius. Lietuvos kariuomenė ekipuotės prekių pirko už 94 tūkstančius. Lietuvos kariuomenė vėl pirko už 44 tūkstančius ekipuotės prekių. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotasis pėstininkų batalionas įsilaužimo priemonių 6 tūkstančius nusipirko. Ignalinos atominė elektrinė nusipirko batų už 43 tūkstančius. Dabar Notabenė pardavė? 15 metų 07 mėnesį 15 dieną. O kas ten to elektrinį su tais batais vaikšto? Tai suprantama, kad elektrinėje reikia vaikščioti su specialiais batais, su specialia įranga. Ir viską reikia pirkti per viešuosius pirkimus. Ir jeigu atsiranda labai geras vienas pirkėjas, tai patikėjas, tai iš jo visą laiką ir perkama. Ta pačia diena valstybės sienos apsaugos tarnyba pirko tarnybinių uniformų elementų už 83 tūkstančius. Elementų, ne uniformų, o elementų. Ar daug dar liko sąrašų? Jau mes 15 metuose, tai jeigu jūs norite, aš galiu sutrumpinti ir skaityti ypač įspūdingas sumas. Štai 15 metų 06 mėnuo valstybinė įmonė Ignalinos atominė elektrinė nusipirko apsaugos priemonių ir specialiųjų drabužių už 159 tūkstančius eurų. O ką ten jie daro?
Jie uždarinėja atominę elektrinę, kaip tai ką daro. Toliau, Lietuvos kariuomenė dar batų nusipirko už 142 tūkstančius. Mūsų kariuomenė aprengta ir apauta, tai čia yra garantuota. Bet čia pasikartosiu, čia tie visi pirkimai, kuriuos minite, yra skaidrus. Tai ne šaukštai, kur skandalingi pirkimai. Jie yra skaidrus, nes jie įvyko, prekės pateko ten, kur reikia, buvo atsiskaityta, jokių skundų perkant iš konkurentų nebuvo ir manau, kad... Ir todėl šitų pirkimų niekas netikrino, nes reikia pasitikėti. Tiek perkančiaisiais, tiek parduodančiaisiais. Aš iš pokalbių su viešųjų tarnybos vadovė Diana Vilytė supratau, kad reikia pasitikėti valstybinėm institucijom ir jų teikiamais dokumentais. Jokios čia abejonės negali būti. Reiškia. Čia tik pavyduoliai, čia tie kvailiai, kurie sako, vagiami milijardai. Kaip tokie žmonės, kaip jiems liežuvis apsiverčia, nenudžiūva. Va, Lietuvos kariuomenė 15 metų 8 mėnesį ekipuotės nusipirko 143 tūkstančius. Tik nepatriotas gali abejoti tokiais pirkiniais ir jų skaidrumu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba apsauginių kombinezonų nusipirko už 28 tūkstančius. Tai ką jūs norit pasakyti, jie turi vaikščioti be apsauginių kombinezonų? Specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba. Specialių apsaugos priemonių už 117 tūkstančių. Lesto už 277 tūkstančius darbo drabužių. Normalu tai viskas yra. Tai čia kaina gera Lesto buvo, čia ne taip kaip su tai šaukštais. Manau, kad čia visos kainos yra geros, skaidrios ir nepaisant to, kad labai įspūdingos sumos, čia yra valstybiniai tiekimai, tai ko jūs norite? Bet su šaukštais buvo kažkas negerai. Šaukštai čia yra reikalas išpūstas, norint pašalinti Oleką, nesuprantu, kodėl likus tik tai mėnesį laiko, jis ar taip, reiškia, paskui vėl bus ministru, jis galėtų atsistatydinti dabar vieną mėnesį, paskui vėl sugrįžti, nes į jūsų klausimus aš visų atsakymų neturiu. Aš manau, kad žiniasklaida išpučia skandalus, čia dėl to, kad yra arti rinkimai. Ir ašgi jums pradėjau sąrašą skaityti nuo tada, kada valstybei vadovavo konservatoriai. Paskui jos pakeitė socialdemokratai. Tiekėjas liko tas pats, tai vadinasi, jis yra patikimas. Nekrapštykit nosis. Atsiprašau. Taip, toliau skaitume. Lietuvos kariuomeniai patalynės komplektų pateikta už 149 tūkstančius eurų. Čia gera kaina. Aš nežinau, kiek mes turime karių kariuomenėje. 149 500 patalynės komplektų. Batų aulinių daro 142 tūkstančius eurų. Toliau. Ir viską notabenė. Čia tik notabenė. Tai jie milijonieriais nuo kelintų metų tapo iš valstybės pirkimų. Man nesunku bus atsakyti jūsų klausimą, aš pasakysiu jums viso, kiek jie padarė pirkimų. Bet aš noriu perėti į 16 metus, dėl kurių čia kilo tie skandalai. Skandalai kilo dėl 14, man atrodo, ne dėl 16. Dabar peržiūrėsim 16 labai greitai, reiškia. Už 21 tūkstantį Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba nusipirko aprangos, Lietuvos kariuomenė pirštinių už 15 tūkstančių, žibintuvėlių kariuomenė nusipirko 117 tūkstančių. Įspūdinga suma. Žibintuvėlių. Tai čia reikalingas daiktas. Taip. O čia kaina gera žibintuvėlių, nepadidinta nei vienu eurų. Nežinau, kur tie žibintuvėliai buvo gaminti ir Lietuva žibintuvėlių negamina. Nes jei žiniasklaida nieko nerašė apie žibintuvėlius, reiškia, kad čia yra teisinga kaina. Žiniasklaida ištyrė, turbūt žibintuvėlių kaina yra gera. Gera, nes žiniasklaida nerašė, reiškia kaina teisinga. Dėl šaukštų kaina neteisinga, dėl žibintuvėlių teisinga. Taip, dabar yra taktinės atakos pirštinės. Už 190 tūkstančių Lietuva įsigijusi sausio mėnesį, iškart po
naujųjų metų buvo didelis pirkinys padarytas. Valstybinė įmonė Ignalinos atominė elektrinė, apsauginių kaukių už 47 000. Ta pati elektrinė tuoj pat nusipirko ir dar už 80 000 tų kaukių, jos matyt labai patiko. 30 vietų ir universalių palapinių nusipirkta. Tos universalios palapinės kainavo 239 000 eurų. Neblogai. Dar papildomai nusipirko taktinių atakos pirštinių už 22 000. Po to nusipirko kompasų už 283 000. Tai čia labai viskas svarbu, bet leiskit paklausti, aš girdėjau, kad Lietuvos policijai trūksta labai nemažai įrangos. Tai vat, klausant jūsų tą sąrašą, atrodytų, kad ir policijai galima buvo įsigyti. Policijai bus kiti tiekimai, kada mes žiūrėsim policijos departamentą, nes mano tikslas apžvelgti visas ministerijas ir jų visus pirkimus per visą laikotarpį. Gerai, daug liko sąrašų? Jau mes 5 mėnesyje. Tai jie jau milijonieriai, nuo tabena seniai. Tai taip. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba sraigtasparnių transportavimo įrangos nusipirko už 36 000. Lietuvos paštas kilnojamųjų paštų renginių nusipirko už 25 000. Lietuvos kariuomenė dar papildomą sisteminį bloką lėktuvo C-27 45 000. Notabene? Notabene. Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba specialiuoju kompozicinių suslėgto oro balionų už 58 000. Valstybės saugomų teritorijų tarnyba prie aplinkos ministerija žibintuvėlių, prožektorių, stovyklavimo žibintų, taipogi kuprinių kompasų, peiliukų ir peilių, šiaurietiško įėjimo lazdų, baidarių priedų už 34 000. Čia kaina. Notabene, čia su lazdom. Lazdų. Bet čia kaina gera, nes žiniasklaida nieko nerašė, reiškia čia teisinga kaina. Galiu garantuoti, kad kaina gera ir nereikia čia jokiems... Nes jei žiniasklaida nieko neskelbia, reiškia viskas teisinga. Žiniasklaida neturi laiko užsiminėti tyrimais. Čia aš žmogus, kalbantis internete, vienas pats savo. Turiu laiko ištirti. Na va, čia tas didysis vienas pirkimas. 2016 metų 7 mėnesio 21 dieną Lietuvos kariuomenė nusipirko lauko vasarinių batų už 359 000. Kaina matyt labai gera. Gera kaina, nes niekas nerašė, žiniasklaida nerašė, reiškia kaina labai gera. Taipogi įpirko komplektą slepiamųjų dažų už 22 000. Taipogi pirštinių trikotažinių už 17 000. Papildomai nusipirko kompasų dar už 279 000. O tai tie kompasai senesni, jie sugedo, ar čia tiesiog... Jie gal sugedo, gal papildomai jų prireikėjo. Bet kaina čia gera, nes žiniasklaida nerašė. Jeigu nerašė žiniasklaida, tai reiškia kaina gera. Ką jūs čia su ta kaina? Ką jūs čia mane su ta kaina? Kaina yra patikrinama 100 kartų. Tai jūs sakėt nepatikrinama. Yra skelbiamos konkursas, yra lyginamos kainos, yra konkurentai, yra reikalavimai tiekėjams. Gerai, nenukreipkim, daug liko to sąrašo. Čia jau pusę valandos skaitom jį. Nu, dar liko specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pavyzdžiui, apsauginių ugniagesių aprangos už 152 000 nusipirko. Dar papildomai Lietuvos kariuomenė nusipirko batų vasarinių už 368 000. Vėl tais pačiais metais, jie per 2 kartus perka tos vasarinius. Jeigu vieną mėnesį už 368, tai kitą mėnesį galima irgi už 368. Galbūt, pavyzdžiui, didelis pirkimas ir reikia tą pirkimą išdalinti dalimis. Ekipuotės prekių prireikia taip pat, reiškia, pavyzdžiui, gertuvių, katiliukų, kariškų kastuvėlių, slepiamų dažų, kompasų, kariškų žibintuvėlių 837 000. Kiek? 837 000. Tai čia gera kaina, ne žiniasklaida tai nerašė, tai čia gera kaina, ne taip kaip su šaukštais. Čia yra 16 metų rugpjūčio mėnesio kainomis. Štai, aš radau jums atsakymą. Čia yra to mėnesio kainomis.
Tai čia gera kaina, jei žiniasklaida nieko nerašė, tai čia ne tai kaip su šaukštais, čia gera kaina. Rugpjūčio mėnesio, to paties rugpjūčio mėnesio 14 dienos kainomis, pavyzdžiui, karių gertuvių buvo nupirkta už 108 tūkstančius. Tik tai? Tik tai. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie susisiekimo ministerijos specialios paskirties transporto priemonę įgyjo už 47 tūkstančius. Notabene. Taip. O dabar aš patikrinsiu, kiek viso buvo pirkimo padaryta ir atsakysiu jums į tą klausimą. Milijonieriai jie ar vos įsilaikantį firmą? Vieną minutę. Mano mašina analizuoja viską labai greitai. Liko porą minučių korteliai, tai spėsim. Spėsim. Taip, štai jums pagrindiniai skaičiai. Viso notabene gavo užsakymų iš valstybės už 17 milijonų, 16 metais už 4 milijonus, 15 už 7 milijonus, 14 atitinkamai už pusę milijono, kiti už 5 milijonus. Ji turi 89 klientus. Patys pagrindiniai klientai yra Lietuvos kariuomenė, yra sudaryta sutarčių už 10 milijonų, valstybinė įmonė Ignalinos atominė elektrinė beveik už milijoną ir specialioji priešgaisrinė gelbėjimo valdyba už pusę milijono. Pagrindiniai konkurentai – Sabelijos prekyba, Saugima ir Butilora. Na štai, jūs dar turit klausimų? Ne. Tada šiai dienai pakaks.